Sveiki, mėly kanalo bičiuliai. Kaip jums oreliai, kaip nuotaikos. Iš tiesų tokia, filmuojant, klausant žmonių, tiek keiksmažodžių niekada nebuvau girdėjęs ir galbūt ir neišgirsiu. Tai gerai pasako, kokia situacija buvo, bet kaip ten bebuvo, koks čia ledynmetis beatėjo, koks tvanas tebe vyksta, bet yra gera naujiena. Viskas atšyla ir viskas keičiasi ir žodžiu, ką šiandien išgirsit, viskas bus daug geriau, netgi labai geriau. Taip, kad labai neišsigaskit, jeigu, taip sakant, nervai nelaiko arba šiaip nenorit blogų įspūdžių, gali toliau ir neklausyti. Bet tiesą reikia išgirsti, kaip čia mums kybo žuvis paskutiniam dienom. Vien tam, kad galėtume palyginti, kaip mums gerai bus savaitgalį, kaip bus šilta, bus smagu. Tai va, pradėkim nuo vakarų Lietuvos. Klaipėdos tradiciškai. Gavau vieną atsakymą, iš kam skambinau, žinai, iš praleidus keiksmažodžių, sakykim taip, nieko gero, niekas konkrečiai nekimba, niekas nieko labai negaudo, į parduotuvės neina, nieko neperka, nieko nepasaka, žodžiu, nieko ten dabar. Depresija ir tiek. Tai va, keliaukim į Šilutę. Šilutė Rusnė, tai karščiai baigėsi, draudimas prasidėjo, dėja baigėsi ne visiems, yra kas skaudo juos, veža, kontrolės, kadangi nėra arba beveik nėra, tai žodžiu, bet vis tiek, bet dauguma nežvejoja, persikelia ir iš tikrųjų labai aukštas vanduo, kaip jisai tęsiasi, kas bando gaudyti kitas žuvis, tai 6 uncijos svarelis, skirvytėje vietom nelaiko. Tai galite įsivaizduoti, kas tai yra. Tai yra tokia kliokianti vandens lavina. Ir su tuo aukštu vandeniu irgi, taip kaip pasakyti, kažkur kažką galima įlysti visada, bet kažkas labai gerai kojas gaudytų, ką girdėt, kad pagauna karpiukų, kurie vadina sazaniukų. 2-3 kg jie jau po truputį pradeda. Geriausias laikas bus vėliau. Bet dabar taip irgi, kaip sakyt, pagauti iš esmės įmanoma. Minijoje dabar irgi iš minijos kažkokių gerų žinių nėra. Buvo pasirodę tokie 200-300 gramų ešeriukai ant sliekų, jas gaudė kitais būdais, tai dabar jie dingo atšalimų, lygiai taip pat su žiobriais. Bandančių minijoje pagauti žiobrį daug, rezultatai, švelniai tariant, tokie liūdnoki. Tai va, kas čia toliau dar yra? Taip. Va, dar įdomi informacija tokia, visiems gerai žinoma dalyka, apie ką nieks nekalba, bet galbūt verta pasakyti, yra tokia problema, polderiai vadinami, kurios aukštą vandenį suteka vanduo, sueina žuvis, paskui jie nuslūksta ir ten, kaip žinia, tebevyksta verslinė žvejyba, ten, žodžiu, viskas išsimama, visa žuvis išgaudoma, išmušama juodai. Pagrindas toksai, kaip sakyt, pretekstas, sakykime, visam tam, tai yra, kad žuvis vis tiek išdus žiemą ten ar ten vasarą, bet niekas to, aišku, realiai netiki, bet tiesiog yra palikta landa vis dar žmonių vadinamų verslininkais, paprastų žvejų, nesakysiu kaip vadinamų, ten epitetų daug nėra, ir jie tai įsame. Tai, žodžiu, tokia jau keli metai vyksta akcija, keliauja žmonės tos polderius, kol tai jungiasi. Gaudo žuvis, tame tarpe ir lydekas piningauja, tai iškart ir pagavę patneša ir išleidžia į pakalnę berods. Jeigu suklydau dėl geografijos, atleiskit. Ir žodžiu, tą žuvį gelbėja, nes jos laukia visiška pražūtis tinkluose. Tiem žmonėm, kuriem ten kaip jis nepavalgė, vis, kaip sakyt, ta vadinama šėryklė palikta. Aišku, kaip tą vertinti iš vienos pusės, brakonerystė. Iš tikrųjų, žmonės gaudo draudžiamų laikotarpių lydekas. Maža to, antrą taisyklių pažeidžia, kad negalima žuvis paleisti iš vienos į kitą telkinį be ichtiologų, be specialių leidimų. Iš kitos pusės, aišku, ta žuvis to pačio Nemuno ten. Tai gali žiūrėti teoriškai, bet praktiškai manau, kad vis dėlto šaunuoliai, kas rūpinasi mūsų žuvim, gelbė jos ir tiesiog tikiu, kad galų gale čia tas sovietmečio palikimai baigsis. Išgrūsim lauk visą šitą šutvę vadinamą ten verslininkais, nes jau tikrai jeigu jūras sugeba išsemti, jeigu stintos nebėra, gal jau laikas tikrai atsisveikinti ir pabaigti sovietmetį, uždaryti visas šėryklės, kaip ten bebūtų ir kaip normaliai Europos valstybėje gyventi iš tikrųjų mėgėjišką žvejybą. Platinti, propaguoti, o ne šitą visą, nežinau, ubagyną, taip pasakykime, žuvį išgaudyti, reikia išteklius išsemti. Tai va, atsiprašau čia už tokį lyrinį nukrypimą. Lynus girdėti irgi buvo labai smagiai, jau biškai pradėjo gaudyti, kaip dėjo atšalimas, dabar jau nutilo, karosai šįmet nebepasirodo kažkodėl tai. Ir apskritai metai iš metų jau mažėja, kur gerai, tai Drevernoje su karosais. Tai 2-3 savaitė ten kimba vis geriau, o tarpu Kuršių mariose vis dar liūdesys.
žmonės irgi lėkia strėlėsi tuos pačius verslininkus, čia kalba, čia mažinam, verslinę žvejybą, išimam įrankius, tai tą patį šilutiškiai sako, tą patį klaipėdiškiai ir visi sako, kaip semė tebesime, viską iš eilės. Tai va, toliau kas yra Gėgiai dabar. Gėgiai yra vieta, kaip užsidaro Nemuno deltos regioniniam parke draudimas, labai daug žmonių iš Tauragės, iš Kauno, iš Šiaulių, iš kažkur kitur važiuoja tenais ir gaudo tos pačius karšius. Gaudo, pagauna, viskas ten gerai, bet vėlgi man tokia kaip su ta pačiom taisyklėm toks kažkoks, atrodo, truputį keista, kad vat šitam Nemuno deltos regioniniam parke karšį saugom, ta prasme, neleidžiam išgaudyti. Bet kur baigėsi ribos, ten jau tas pats iš Kuršių marių Nemunų kylantis karštis, jis jau yra kaip ir nesaugomas, kaip ir čia viskas gerai, tai kokia logika, tai arba saugokim iš tikrųjų ten Nemuno tą karšį daugiau, arba jo nesaugokim, leistim gaudyti. Čia tokie žaidimai, man visada tokie keldavo daug klausimų, įdomu būtų ichtiologų išgirsti, kuo dabar ypatingas Nemuno deltos karštis nuo kitų Lietuvos vietų karščio. Gerai, keliaujam toliau. Taip, Tauragė, po Gėgį jau minėjau irgi toj pusėje, ta prasme, tai Gėgė ten karšiai, visi kanalai, viskas kažkas kažką bando gaudyti, arba nebando, tiesą pasakius, labai nedaug žvejoja tikrai per toks atšalimą ir tokiam oro sąlygom, tai tos informacijos nėra daug. Žiobriai tie patys ten kibalioja jūrai iki girdėt. Ir Žemaitijos turbūt tiek informacijos, tikrai šį kartą mažoka, mažai kas gaudė, mažai kas pasakojo. Keliaukim į Pietų Lietuvą, tai istorija dėja tęsiasi tas pats. Iš Druskininkų, Merkinės, nieko gero, iš Alytaus dėja irgi panašiai, ką tik tai su Modestu kalbėjau, tai kaip sakė, bandė dar pagautis šapals, bet labai sunkiai vargo, tai jau persirientavo į karščius, važinėjai Darsūniškio pusę, tai vieną dar žvejybą padarė, kažkada čia laidą paleis, o šiandien buvo irgi, tai šiandien pagavo kelis puskarščius, vadina. Tai tas pats kas nieko. Sakė, galbūt klaida buvo, kad gaudė giliai, pagalvojo, kad yra atšalimas, žuvis pasitraukė, 8 metruose ieškojo, nepagavo, jeigu, sako, būčiau sekliau gaudęs, vis tiek yra pavasaris, po truputį šyla. Tai galbūt kiti rezultatai, bet žodžiu, šiandien ir mūsų čempionas ir tikrai gerimamas žmogus taip jau sunkiai sugaudė, tai lengvos žvejybos tikrai nereikia tikėtis. Iš kitos pusės, kaip Modesta, kiek žinau, visada optimistas, sakė, atšils pavasaris, kompanija, sako, 99%, kad bus viskas gerai. Tai kaip sakant, kad iš šio lūpų dievų jausi. Taip, ką mes darom? Varėna. Varėnoj Saulius Karlonas, jis smagiai visai su avižadrebiu gaudė, galite jo laidas pamatyti YouTube'e, nesenai startavo jisai. Tai va, tai žodžiu, sakė, smulkmė kimba su avižadrebiu, pagaut galima, su rimta žuvim visur tyluma. Kur gal kažkas vyksta, tai Merkytai. Trečiadienį berods buvo jo pažįstamas 50 cm pėtakį pagavo, kitas buvo berods ketvirtadienį čia šito gaudė, tai gal jis pats gaudė, nežinau, gal parodys, sakė, gal netiesingai kels, gal net rytoj. Tai, žodžiu, pagavo jis ten šapalą, lydekaitę, porą pėtakiukų, kažkas kimba, vanduo Merky po truputį kyla, bet dar gaudamas ir jo nuomonė viskas tvarkoja su pėtakiais, su upeliais ir Dzūkija, tai, žodžiu, galim važiuoti gaudyti, vanduo geras, aktyvumas bus, jeigu pašils, viskas bus gerai. Taip, kas dar? Marijampolė. Iš Marijampolės irgi, kaip sakyt, paklausė, kas nors, paskambinau, žmogus taip tokioj, atrodo, irgi vienam gale kablys. Nieko, sakau, kas nors gero, sakau, nors kas nors. Jo, sako, šiandien jau nebesninga, sako. Tai va, iš tikrųjų, nieko gero, sunkiai, tie patys šapalai, šešupi ir kitur, galima pagauti, bet bent jau tuo laiku, kaip buvo čia trečiadienį, ketvirtadienį, dar seniau. Galbūt viskas vėl atsinaujins, kaip pašils, bet bent jau šitom dienom, kada kalbu, tai nieko gero. Taip, keliaujam toliau. Vidurio ir rytų Lietuva, kaip čia be pavadinsi, didieji miestai mūsų. Kaune potvynis visiškas, turbūt toks, kokio nebuvo, net anksti, kai sniegas tirpo. Tikrai Neris užpylus, Nemunas užpilta viskas. Nieko negirdėt, kas gaudo į Kauno marias lenda. Karšiokai ten kibaliojasi, daugiau, mažiau, karšiokai kažkas gal kokių kuojų randa, bet taip irgi, sakykime, taip jau žvejyba tokia daugiau iš reikalo, jau neturi kur daryti, važiuoji gaudai, negu kad kažkas kažką labai pagautų. Toliau Jonava dabar, keliaukim į Jonavą, judėkim tą pačią Nerimi. Žiobriai geros žinios yra, čia iš Vilniečių kelių girdėjau, nuvažiavo žmonės šapalų gaudyti, kažkur Jonava netoli Šventosios įtekėjimo, ten jau tiksliau vietos neatskleidė.
Tai žodžiu, žmonės šapalų nepagavo, bet žiobrių tai visai smagiai pagaudė. Tai žiobriai yra užkilę tenais, kybo bent labai savai, dabar kai vanduo dar pakilo, sunku kažką pasakyti, bet manau, kad kadangi lietaus nežada, gal po truputį pradės lūkti. Tai žiobriai ir getė yra jau šventąją, jau jos porą savaičių ten kažkas, kas gali gaudo. Šventoji yra Sabibergių upė, kuri labai greit pakyla vanduo, bet labai greit ir nusileidžia. Tai bent jau mano bičiulio šitą nuomonę, kad sako, porą dienelių, taip sako, šeštadienį, sekmadienį bus viskas liktai neblogai. Žuvis yra, gaudyti galima, pagauti irgi. Galbūt vanduo dar aukštokas kažkiek, tai bet situacija keičiasi. Vilnių irgi tą patį, tikrųjų nieko gero nepapasakosiu, Nery aukštas vanduo, kaip matote, kaip tik po Šilo tiltų stojam, tai nėra tragiškai aukštas, nes mes čia filmavom kaip pirmasias laidas, tai čia toj krantiniai, kur stojam, tai viskas buvo gerokai po vandeniu. Bet krūmai užsemti žolės, žodžiu, reikia specifinių vietų paieškoti, taip jau bet kur nepagaudės ir didžiausią klaidą daro žmonės, kad bando gaudyti aukšto vandens ten, kur gaudytų prie žemo vandens, kurį pratę gaudyti. Tai tokia taktika čia yra pasmerkta, čia kiek svorio bedėk, čia neša žolės, neša viską, čia viską užneš, bet kažkur radus. Ramiai lankėlę, kažkokią kitą tokią vietelę, kur vanduo stoja, kad ir už potvynį užpiltą pievą, šansų yra pagauti yra. Tvenkiniuose aplink Vilnių visokiuose ežeriukuose irgi kažkas kažką, tai kojytė, tai plakiukas, tai nežinau apie tą atšalimą, apie karosus nieko negirdėjau, bet kažkokią ešeriuką kažkas pagauna. Pagaut galima, orai šils, tikėtina viskas bus gerai, iš Elektrėnų marių irgi tokia senoka informacija, kad kojų pagaut galima, bet kažkaip tai kažko daugiau nepasakysiu. Keliaujam į šiaurę dabar. Panevėžys, tai jau čia panevėžiečiai, tai kaip sakyti yra. Dėkui Aidui. Sako, įsivaizduok, sako, čia tik nesenai iš mašinų, iš kiemo negali išvažiuoti sniego nenusikasęs, kaip ir koks kiekis vandens atėjo. Tai ten lyti baigė ketvirtadienio, taip į antrą dienos pusę. Tai vanduo, ten kur buvo Nevėžė, kalbėt, kur sakydam, ten melioracinis griovys čia, aukščiau Panevėžio, tai dabar, sako, iš melioracinio griovio čia virtusi kalnų upė, sako, ten Kliokė veržėsi. Ten, kur užtvanka, viskas vėlgi užtvankos nelikę, viskas tokių srautų eina. Žodžiu, kalbant apie Nevėžį, tai užpiltos pievos, užpilti krantai iki upės, daug kur nueiti šansų nėra. Ir su Nevėžiu galima tai beveik jau ramiai pasakyti. Tai ką išgirdėt geriau, tai tik tai iš Velžio užtvankos, kad šitą, toj pačiu, aš žinau, Raimą kažkokį kitą pavadinimą ten minėjo, atleisk Raimą, žinok, neatsimenu, dar Velžio panaudosiu. Užtvanka jo labiau, kad vietiniai atrodo dažniau ir naudoja. Auklės Kimba, Jotainių irgi užtvankoje smulkmė, visur kitur irgi informacijos nėra, nes nieks nežvejojo. Sakė, dar matėsi, kad Panevėžio mariose per lietų du kažkokie dedukai stovėjo, bet irgi klausimas, ar jie kažką pagaujo, net nesinorėjo žmonių klausti. Antiek buvo orealis toksai juodas. Tai va, iš Pasvalio irgi, Pasvalio, Biržų, Latvijos pusės, Bauskės, visur yra potvynis, tvanas. Tai bičiulis Dainius taip ramiai, sako, nuramino, sako, savaitėlę, sako, galit būti sumušę tikrai ramus. Kaip ten bebūtų, savaitėlės reikės, kol tas visas vanduo nurims, bus galima bent jau iki upės nueiti. Dabar, sako, gali neverta važiuoti prie upės, sako, vis tiek nedaisi, kur nors laukuose bala ir užmesk, sako, tai bus, sako, neblogiau bus, negu kad bandytum nueiti iki upės. Tai va, pavyzdžiui, iš Nemunėlio turiu kitokią informaciją, tai čia trečiadienį berods žmonės gaudė, normą pagavo, paskui kita iš G raidės minėjo gyvenvietės pavadinimą, leiskit, net neatsimenu, matyti vakarą atmintis paveda. Tai, žodžiu, ten gaudė, bet aišku, visą dieną po to lijo, tai klausimas, ar ten kaip ten tas vanduo dar pakilo, ar leidus, nes buvo pradėjęs kristi jau čia savaitės vidury. Tai va, kas toliau iš kitų kraštų irgi žiema, daug sniego, Zarasai, jau ten Molėtai, viskas ten taip, liūdnos dainos. Nieko gero negirdėjau išskyrus keiksmažodžius, tai kadangi nors ir YouTube'as, bet garsiai nesikeiksim. Tai žodžiu tokios liūdnos dainos, girdėjote valaidą, kas kur nekimba Lietuvoje, žinai. Tai va, šiaip tai būkim ramus, orai gerėja, taisosi, savaitgalį manau, kad visi kažkur keliausim, pagausim, aš mintį turiu apie Vižadrebį, kokias balas pagaudyti, upės bandysiu dar nelysti, vis tiek pakris vanduo, ateis laikas, galų gale, tuoj lydekos bus. Jau visi laukiam, visi jau taip spiningo, kaip sakyt, rankeną suspaus, noris išvystelt kokį guminuką ar boblerį. Nedaug liko laukti. Tai gero jums savaitgalio, keliaukit prie vandens, pabūkit,
Pavasaris yra gražus, viskas nuostabu gamtoj. Iki susitikimo.